2016 m. birželio 17 d. Panevėžio sporto komplekse Aukštaityje vyko karatė Kyokushin kvalifikaciniai egzaminai. Sportininkus egzaminavo 4-ojo dano juodojo diržo meistras Eugenijus Šilaika. Savo žinias parodė sportininkai iš Panevėžio klubo Argus, treneris Remigijus Olšauskas 4-asis dan ir Pasvalio klubo Kamuido, treneris Gintaras Kazilionis 1-asis Q. Kvalifikacinius egzaminus laikė 17 kovotojų iš Pasvalio rajono. Egzaminas truko 3 valandas. Mūsų sportininkams reikėjo ne tik parodyti, ką jie išmoko treniruočių metu, bet ir atlaikyti nemažą fizinį krūvį. Pirmuosius oranžinius diržus 10 Q apgynė ir gausiai papildė klubo gretas pasvaliečiai Edgaras Pašakinskas, Pijus Doda, Aristidas Elertas, Vilniečiai Laura Misikonienė, Lina Staškutė Kiršienė, Jonas Žiaugrė, Nikita ir Mira Ososovai. Devintą Q oranžinį diržą su mėlyna juostele apsigynė pasvaliečiai Jonas Molskis, Arnas Pavilonis, Deividas Varna, Denas Taponkus, Brigita Jasukaitytė. Mėlynus diržus 8 Q užsirišo Adrijus Stapulionis ir Arnas Krivickas. Dirba dubuo. Aukščiau. Aukščiau. Didelis ratas. Stovėsena kamaite. Rankos prie galvos. Viskas? Blogai? Po to ir nepakeliat kojos laisvai. Turi treniruoti. 7-ąjį Q apsigynė ir mėlyną diržą su geltona juostele užsirišo Aurius Dobilas. Įvyko labai elementarus dalykas. Kiekvienais metais yra žiemos ir pavasario vasaros egzaminų sesija. Sesijos metu vaikai egzaminuojasi, kelia savo kvalifikaciją ir parodo tai, ką darė, ką veikė treniruočių metu, tai yra mokinosi techniką, mokinosi kovoti. Kyokushin karatė stilius tai yra niekada nepasiduok, ne? Tai yra pilno kontakto karatė stilius, kada tu negali daryti daug klaidų, nes klaidos lems tikrai pralaimėjimą. Tas pralaimėjimas gali būti labai skaudus.
Remigijus Lašauskas, Panevėžio klubas Argus. Sportas tai yra žmogaus viena iš savirealizacijos šaltinių jėga, kuri stumia žmogų siekti kažko tai daugiau, duoda jam supratimą apie save, apie savo kūną, apie savo saviraišką. Taip kad linkėjimas yra toks, sportuokim. Karatė Kiokušin klubo Kamuido vardu. Už bendradarbiavimą norime padėkoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijai. Primename, kad Karatė Kiokušin treniruotės vyksta Pasvalio kultūros centro diskotekų salėje antradieniais ir penktadieniais nuo 18 valandos. Kviečiame prisijungti naujus narius. Susisiekite nurodytu telefonu.